Tiesiog dar trumpai padėkokim Viešpačiui žodį už maną, kuri krenta iš dangaus, jis duoda ją nepriklausomai nuo mūsų darbų. Hallelujah. Father, glorious Jesus, mighty, full, glorious and Jesus. Ačiū Viešpatie už tavo malonę. Ačiū Viešpatie už tavo žodį, už tai, kad tu padarėjai dėl mūsų. Mes dėkojam, kad tavo dvasia, kurią apgyvendinai mumise, jinai veikia ne tik mumise, bet veikia tarp mūsų. Mes dėkojam už kiekvieną, kuris yra čia. Hallelujah, Father, glorious. Ir mes meldžiame Viešpatie, kad tavo kraujas, tavo žygdarbis, tavo auka įkvėptų mus, būtų išaukštinta Viešpatie. Holy, the glorious Jesus. Kad ta laisvė, kuri ateina per Jėzų Kristų, jinai būtų mumise. Kad mes vaikštumėm Viešpatie tavo malonėje, tavo žodėje Viešpatie. Hallelujah, Father. Ir mes dėkojame už Jėzaus kraują. Dėkojame už tą jėgą, kuri nuplauna mūsų sąžinės, kuri išlaisvina mus iš sąžinės kalėjimų, kuri išveda mus Viešpatie į plačią erdvę, iš suspaudimo į plačią erdvę, kur yra plati širdis. Hallelujah, mylėti ir tikėti, kaip Kristus mus pamilo. Holy Father, dėkojame Viešpatie tau. Hallelujah, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Aišku, nebūsiu originalus ir tema turbūt bus apie Dievo ugnį. Nors gal vertėtų ir temą apie vakarienę arba pietus kalbėti, bet apie Dievo ugnį. Iš tikrųjų, skaitant Dievo žodyje, labai daug vietų yra apie Dievo ugnį. Ir matai, kad jinai skiriasi. Ir man labai patinka Dievo ugnis ant Sinajaus kalno, kur yra matoma su trenksmu, su visais šlovės elementais, didžiulė, matoma iš toli, išaukštinta. Bet yra Dievo ugnis, kuri susitiko Mozė dykumoje kaip degantis erškėčio krūmas. Ir Viešpats kažkodėl įspūdį Mozė norėjo parodyti ne uždegdamas visą girią, lietuviams būtų degantis ąžuolas labai priimtina, bet degantis paprastas erškėčio krūmas. Taip pat Dievo ugnis yra, kuri nematoma, kuri paslėpta, sako, šventykloje pastoviai degė Dievo ugnis. Iš toli jos nieks nematė, bet irgi tai Dievo ugnis. Ir matydami, kad Dievo ugnis yra įvairiopa, kaip ir mūsų gyvenime, labai svarbu suprasti. Aš galbūt dalinsiuosi iš savo klaidų apie Dievo ugnį, bet iš tikrųjų žemėje yra dvi ugnys susijusios su Dievu. Jeigu taip pavaizduoti, tarkim, išsirinkim šitoje vietoje viena ugnis susijusi su Dievu ir čia yra kita ugnis susijusi su Dievu. Abi jos tokios panašios matomai, kad sunku atskirti. Bet nematomose dalykuose šitos dvi ugnys skiriasi. Ir viena iš ugnių, kurią Dievas nori užgesinti, reiškiasi, kada Viešpats naudoja savo žodį. Labai keista, bet pirmas Dievo žodžio poveikis žmogui yra užgesinimas. Kada Elijas ėjo ir norėjo nuleisti ugnį iš dangaus, jisai paprašė, kad būtų aukuras aplietas pirmą kartą vandeniu. Vanduo labai dažnai simbolizuoja Dievo žodį. Tada neužteko vieno karto, sako, užliek dar antrą sykį ir užliek trečią sykį. Tai yra, Dievo žodis veikia žmogų taip, kad tau užgaruoja menkiausia tikimybė užsidegti pačiam. Dievo žodis atšaldo bet kokį žmogiškumą, bet kokį galimybę degti dėl Dievo iš savęs. Jeigu Dievo teisumas priklauso Dievui ir ateina iš Dievo, taip ir Dievo ugnis, jinai priklauso Dievui ir ateina iš Dievo. Todėl šitų dviejų ugnių skirtumas yra paslėptose dalykuose. Pirmas – ugnies šaltinis ir antra – ugnies pasekmė. Kas atrodo vienodai? Vienodai atrodo šitoje ugnyje,
kurią galime mes pavadinti ugnis dėl Dievo, yra maldos, yra Dievo žodžio skaitimas, yra surinkimai, yra paukojimai ir yra geri darbai. Šitoje ugnyje, kuri yra iš Dievo, yra maldos, yra paukojimai, yra surinkimai, yra Dievo žodžio skaitimas. Ir išoriškai ir ten yra matomi dalykai. Daug žmonių gyvenime šiais laikais meldžiasi. Bibliją galima rasti net viešbučiuose. Vakarų Europoje tai yra gero tono ženklas viešbutyje rasti Bibliją. Daug susirenka ir daug daro gerų darbų. Bet viena ugnis yra dėl Dievo, o kita ugnis yra iš Dievo. Ir jos išoriškai yra panašios, bet jų šaltinis yra skirtingas. Ir ugnis dėl Dievo, jos šaltinis yra pats žmogus. Tai aš nusprendžiu degti dėl Dievo. Ir žmogus turi šaltinius, iš kur jam semtis, gyventi dėl Dievo, dirbti dėl Dievo. Šaltinis visada rodo, iš kur ateina tavo jėga, atrama, iš kur yra pirminis ištakos viso to, kaip tu gyveni. Kas yra tas taškas, iš kurio visą tai ateina. Ir ugnis dėl Dievo turi daug šaltinių, kurie prasideda žmoguje. Vienas iš tokių, kur kartais mes neįvertinam, kokia milžiniška jėga yra žinios arba mąstymas. Šiais laikais pasaulyje žiniomis, vadinama net žinių visuomenė, galima labai daug pasiekti. Ir jeigu Petras arba Povilas ateitų iš šių laikų, šiuos laikus, jie pasijustų vargšai. Nes jie tiek daug nežinojo, kiek žino mes. Internetas ir krikščionybė yra tiek daug žinių, kad galima žinot visus 7 žingsnius į patepimą, 12 žingsnių į laimę, 4 žingsnius į klestėjimą, 1 žingsnį į šlovę, žinoti, kaip patepimas veikia, kaip neveikia, kaip priimti Dievo jėgą, kaip įsakinėti angelams, kaip priimti viskas, kas ateina iš Dievo, yra tiek daug, kad Paulius ir Petras, palyginus su tuo, ką jie rašė ir ką žinojo, yra vargšai. Ir čia dažnai būna, kad degimo dėl Dievo šaltinis būna mūsų žinios. Galima baigti 13 Biblijos mokyklų, galima peržiūrėti visus YouTube įrašus ir perklausyti visus pamokslus. Ir tai mane įkvėps. Ir aš pradėsiu tarnauti Dievui dėl to, kad daug žinau. Ir mano išorė, mano veiksmai bus lygiai tokie pat. Aš degsiu dėl Dievo ugnimi ne iš Dievo. Nes mano šaltinis bus mano žinios, mano išsilavinimas, logika ir visi kiti dalykai. Taip pat yra nemažiau galinga jėga, kuri veikia ir pasaulyje, ir krikščionybėje, tai yra šaltinis, kada krikščionis semėsi jėgų tarnauti iš Dievui iš savo emocijų arba iš to, ką jisai jaučia. Vienas iš populiariausių dabar internete žiūrimų dalykų tai yra motyvaciniai seminarai. Ir jie gali uždegti taip, kad iš visiškai nusivylusio tu gali, jeigu tave gerai motyvuos, pradėti bėgti labai stipriai. Motyvacinių seminarų kalbėtojai surenka milijonus. Už 10 minučių, už pusvalandį. Ir tai tokia galinga jėga, kad paveikia. Lygiai taip pat krikščionis gali būti motyvuotas emocijų, gali būti motyvuotas dalykų, kurie neteina iš Dievo. Aš atsimenu, jeigu kam teko dalyvauti masiniuose renginiuose ar koncertuose, kada tu ateini į daugia tūkstantinę minią, tu gali būti šaltas, kaip abejingas, tau gali kokia ten grupė visiškai nepatikti. Bet kada tu atsiduri minioje,
tu įkvėptas daryti dalykus, kurių tu niekaip anksčiau nedarydavai. Kada jaunuolis įsijungia muziką ir jis sužadina bumčikai arba dar kokie dalykai, jis gali taip greitai paspausti pedalą, kad jis nulėks labai toli. Aš atsimenu savo įkvėpimo šaltinius, kada žiūrėdavau kokius pamokslus, užsimerkdavau ir gulėdavau besvajodamas. Miniau žmonių, tūkstančiai. Ir tu kažkur ten stovi ant scenos, visas nuolankus. Ir Dievas taip galingai veikia per tave. Ir tu atiduodi visą šlovę Dievui. Prie tokių svajonių praleisdavau nemažai laiko, įkvėpdavo mane maldoms, siekti rezultatų. Nes pagrindinis tarnaimo Dievui šaltinis yra noras turėti daugiau žmonių, noras turėti daugiau matomų dalykų. 2 močiutės neįkvėps tavęs taip, kaip 15 000 jaunuolių, kurie atiduoda savo gyvenimą Viešpačiui. Ir šitas šaltinis, jis nėra be jėgos. Emocijos ir įkvėpimas veikia lygiai taip pat pasaulyje, veikia lygiai taip pat krikščionybėje. Jeigu mane įkvepia masės, minios, jeigu pagrindinis mano įkvėpimas, tai yra stebuklų skaičius įvykęs per minutę, aš be abejo suaktyvinsiu maldos gyvenimą. Aš be abejo lankysiu daugiau sutarnavimų, daugiau surinkimų. Ir pasaulyje aplamai be įkvėpimo emocinio žmonės nebegali gyventi. Jeigu pamatytumėt, kad jauni žmonės jie negali be muzikos. Turi būti fonas, turi būti kažkokia aplinka, kuri tave įkvėpia. Ir kartais tokiame įkvėpime padaromi tokie keisti žygdarbiai kabutėse. Lygiai tas pats ir krikščioniškam gyvenime. Gali mane motyvuoti prabudimas, kuriame aš esu kertinė figūra. Čia kaip būna, jeigu kam teko nuotraukas žiūrėti, tai pirmas žmogus, į kurį nuotraukoje pažiūri, būni tu. Ir jeigu būtų prabudimo nuotrauka, tai pirmą pažiūrėčiau į save, paskui Jėzų. Kurgi prabudime šitam aš esu? Ir mane tai gali labai įkvėpti. Trečias šaltinis, kuris lygiai taip pat yra stiprus, tačiau yra iš žmogaus, tai yra stipri valia. Šiandien pasaulyje, jeigu tu nusistatysi tikslą, kryptingai eisi, kryptingai sieksi, tu išnaudosi šitą jėgą ir būtinai pasieksi. Lygiai taip pat, jeigu mano šaltinis yra mano pasiryžimas, mano sprendimas, tai yra pati ištaka, kaip Petras sako, gali griūti viskas aplinkui, aš čia kabutėse sakau, bet aš seksiu paskui tave. Ir jisai suklupo. Tai yra mano motyvacija ir degimas dėl Dievo neteina iš mano valios pastangų. Kaip aš norėčiau ką nors pasiekti ir tais laikais degimas dėl Dievo buvo labai stiprus Senam testamente. Paulius sako, aš persekiau daugiau už visus. Aš troškau Dievo daugiau už visus ir ėjo visiškai priešinga kryptimi. Kitas bruožas, kuris skiriasi ugnis dėl Dievo nuo ugnies iš Dievo, yra, kad ugnis dėl Dievo jinai yra patrauklesnė. Jinai yra išvaizdi. Aš anksčiau galvodavau, kad kūnas jisai nori gerti, vogti, paleistuvauti, bet kūnas taip myli šventumą. Kūnas trokšta gerų darbų, jam patinka šventumas labai. Ir Paulius sako, aš trokštu, man patinka, tik aš įgyvendinti negaliu. Lygiai taip pat kūniškas požymis yra
Dėgymas dėl Dievo, kada kūnas pirmas pakelia ranką būti savanoriu į šventumą. Jis pirmas pasileidžia bėgti šitą distanciją. Kūnui patinka geri darbai, kad galėtų pasididžiuoti jais. Dėl to krikščionis pradeda girtis matomais dalykais. Jo įkvėpimo šaltinis yra valia, yra emocijos, yra žinios, yra patirtis. Ir ateina į sceną, kad aš meldžiuosi 2 valandas, o tu valandą. Mano bažnyčia yra 20, tavo 19 narių. Aš buvau 5 susirinkimuose, tu tik 3. Spėk, kurį Dievas labiau myli. Ir abu žino atsakymą. Ugnis iš Dievo, jinai nėra patraukli, joje nėra daug matomų dalykų, kuriais galėtų pasigirti. Viską, kaip Paulius sako, galiu pasigirti nematomų Jėzumi, matomųgi negaliu pasigirti. Ir Paulius sako, aš sąmoningai atsisakiau matomų dalykų. Dėl to Pauliaus gyvenimas, pamokslavimas nepritraukdavo dalykais, kurie patikdavo. Jie nebūdavo labai patrauklus, sako, ateina kalba nelabai kokia, laiškuose tai jisai jau toks stipresnis, bet šiaip tai nieko ypatingo. Ir žmonės labiausiai sužavė ugnis dėl Dievo, kuris sako, aš tiek daug padarau dėl Dievo. Ugnis iš Dievo, jinai nežavi matomais dalykais, bet žavi darbu, kurį atliko Jėzus. Nematomų ir pagrindinių. Dar vienas skirtumas ugnis dėl Dievo, tai yra aš užsidegu. Ugnis iš Dievo, tu esi uždegtas. Tu negali pats užsidegti. Tai yra per didelis išdidumas kalbėti, kad aš nusprendžiu degti dėl Dievo. Aš galiu nuspręsti, bet uždegti mane gali tik Dievas. Dėl to žodis, kuris ateina į žmogaus gyvenime, pirma atšaldo ir padaro tave tokioj būsenoj, parodint prieš visą dangų, kad tu savo žmogiškom jėgom negali. Tau reikia sulaukti, kada Dievas tave uždega. Ir dar vienas iš skirtumų ugnis iš Dievo ir ugnis dėl Dievo yra poveikis. Ugnis dėl Dievo turi poveikį, kuris reiškiasi santykių braškėjimu. Arba pirmiausia poveikis būna tai santykis pablogėja tarp šventesnio ir mažiau šventesnio, tarp daug dirbančio ir mažiau dirbančio. Atsiranda tokie požymiai kaip dvasinis nuovargis arba finansinės duobės. Kada krikščionis nori daryti daugiau dėl Dievo negu Dievas. Ir dažniausiai būna, kad atsiranda priekaištas, nes tu tarnauji taip stipriai ir tau reikia pagalbos ir nieks nepadeda. Ir mes Jėzui niekada nematysim, kad Jėzus nuveina į nuošalę, atsiklaupia ir sako, tėve, atėjau daryti dėl tavęs, nieks man nepadeda. Petras nusišneka, Jokūbas ten pykstasi, tos motinėlės kalba nesąmonės, tie nesimeldžia, tie išvis tik ateina duonos pavalgyti. Aš pavargau, nėra, tiesiog neįmanoma. Ugnis iš Dievo niekada nepavargsta. Jinai lengva, jinai paprasta, bet ugnis dėl Dievo, po dvasinio nuovargio atsiranda vienas iš požymių manipuliacija, tai yra noras uždegti ir kitą. Ir Jėzus fariziejams sakė 23 skyriui 15 eilutėje per vidurį, sako, nes jūs keliaujate per jūrą ar sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį ir kai jis tokiu tampa, jūs padarote jį iš šio pragaro vaiką, 2 blogesnį už jūs pačius.
Jeigu pamastytumėme apie pasiaukojimą, kurį daro fariziejai keliaudami į jūrą ar sausumą, kad laimėtų nors vieną, jie tikrai ne dėl pinigų ir tikrai ne dėl kitų dalykų. Tai yra pasiaukojimas. Tai yra dėjimas pastangų padaryti kažką. Ir tokia ugnis dėl Dievo, jinai be abejo yra žymiai patraukliau atrodo kūnui. Poveikis ugnies iš Dievo, tai yra tarnas, jis nieko nebereikalauja iš kitų. Jis yra pavyzdžio ir tarnauja meilę. Santykiai gerėja, atsiranda laisvė eiti broliu su broliu, sesuo su seserim, nepriklausomai nuo supratimo, skirtumų. Ir pagrindinis pasigirimo dalykas tampa Jėzus ir jo žygdarbys. Taigi kyla klausimas, kaipgi tą ugnį turėti. Praktinis, kada visada būna, pagalvoju gerai, aš suprantu, kad ne visada degiu ugnimi iš Dievo, bet ugnimi dėl Dievo labai dažnai. Mano gyvenime tai reiškdavosi paprastai santykių nutraukimu su mažiau dvasingais žmonėmis. Todėl Viešpats kažkada įspėjo, jeigu tavo aplinkoje yra tik žmonės, kuriem tu patinki, arba kurie tau patinka, tu esi pavojingoj būsenoj. Viešpats duoda mums išlaikyti balansą, kad emocinis palaikymas, jisai nepakeltų tavęs į kitą vietą, kada tu ugnimi iš Dievo, ją pakeiti ugnimi dėl Dievo. Taigi, viena rašto vieta, kuri aiškiai parodo, kaip ta ugnis ir kur jinai yra, Pradžios knygoje 22 skyrius 7 eilutė. Izaokas tarė savo tėvui, mano tėve, o tas atsiliepė, aš čia sūnau. Jis klausė, štai ugnis ir malkos, bet kur yra ėriukas deginamai aukai? Pagrindinis dalykas nesugnim. Niekada su ugnim nebuvo problemų. Pagrindinis dalykas yra sauka. Ir atsakymas į šitą klausimą kūniškas krikščionis, aš esu daręs labai daug kartų taip, tu matai, kad pagrindinis dalykas yra auka. Ir tu galvoji, kad jeigu aš tik pakankamai pasiaukočiau dėl Dievo, ugnis nužengtų. Ir čia yra viena iš pačių stipriausių klaidų nuvedančių prie ugnies dėl Dievo. Kada mes parodom ir atsakom į klausimą, kurgi tas ėriukas, ant kurio nužengė ugnis? Kūnas jis visada parodo į save. Štai ėriukas. Dabar melsiuosi 7 valandas. Dabar lankysiu visus susirinkimus. Dabar išsižadėsiu to. Dabar nevalgysiu ir pasninkausiu, kad tik Dievo ugnis nužengtų ant manęs. Ir krikščionis tampa panašus į Baalo pranašus. Kada 1 Karalių knygoje 18 skyriuje 26-29 eilutėje. Jie paruošė jautį ir šaukėsi Baalo nuo ryto iki vidurdienio. Tai yra maldos gyvenimas labai ilgas. Išklausyk mus, Baalai, bet atsakymo nebuvo. Jie šokinėjo aplink aukurą, darbų kiekio padidinimas, kurį buvo pasidarę. Vidurdienį Elijas tyčiodamasis iš jų tarė, šaukite garsiau, dirbkite daugiau, per mažai tarnauja Dievui. Jie šaukia garsiau. Gal jis miega, gal reikia pažadinti. Jie šaukia garsiai ir kai buvo įpratę, raižėsi peiliais iki kraujo. Tai yra visiškas savęs įsižadėjimas, totalinis pasiaukojimas, kad Dievo ugnis pagaliau nužengtų ant manęs. Ir iš tikrųjų šiais laikais krikščionis žmogiškai supranta 2 ugnies nuleidimo būdus. Tik tai 2. Pirmas iš jų vadinasi tarnausiu Dievui, o antras vadinasi tarnausiu Dievui daugiau.
Kitokių būdų nėra. Ir jeigu žiūrėti į Evangeliją, aš visada turėdavau slaptą svajonę - nuleisti ugnį iš dangaus. Be abejo, ant manęs. Ir taip norisi, kaip atkreipti Dievo dėmesį, kad ta ugnis pagaliau nužengtų ant tavęs. Be abejo, rašo, kad turi būti auka. Kiek dar galima, gal mesti man darbą? Gal išsiskirti ir pradėti visiškai gyvenimą totaliai pašvestą Dievui. Ir tu bandai atkreipti dėmesį prieš Dievą, persiraižydamas savo gyvenimą iki kraujo, melsdamasis iki pamelinavimo, nevalgydamas ir evangelizuodamas nuo vaiko iki medžio. Ir tos ugnies nėra ar nėra? Sako, tyla. Ir dažniausiai paraginimas būna, sako, per mažai šauki. Tai yra, per mažai tarnauji. Ir tu dar bandai nuo nakties laiko nukirpti, nes daugiau nieko ir nebeliko. Dar nuo miego nukirpti šiek tiek laiko. Bet Dievo ugnis, kuri nužengė iš aukštai, tai yra tai, kas neįmanoma. Šaltinis yra ne iš čia, bet iš ten. Jėzus, jau rašto vieta, kuria buvo minėta šiandien Luko Evangelijoje 12 skyrius 49 eilutė. Aš atėjau uždegti žemėje ugnies ir taip noriu, kad ji jau liepsnotų. Prieš šitą vietą Jėzus pasakė, mano tikslas, kad į žemę ateitų ugnis. Ir aš noriu, kad jinai liepsnotų. Bet jinai dar neliepsnoja. Nors prieš tai mokiniai buvo pasiųsti išvaryti demonų, vyko daug ženklų ir stebuklų. Bet ugnies nebuvo. Ugnis, pasirodo, nėra susijusi su mano darbais. Net su stebuklingu Dievo veikimu. Jėzus sako, prieš tai aš turiu būti pakrikštytas krikštu. Sako, mano tikslas, kad ugnis ateitų ant žemės. Ir Jėzus rodė pirštų į auką. Visas Senas testamentas jis rodo į vienintelį įvykį, visi pavyzdžiai rodo į vienintelį įvykį, kad ant aukos, kaip Elijas meldėsi ant kalnų, turi ateiti ugnis. Ir ta auka nesi tu, nėra tavo geri darbai ir pasišventimas. Dievas niekada ugnimi nepagerbs tavo pasišventimo. Pasišventimas yra rezultatas ugnies, kuri nužengė ne ant tavęs, bet ant Kristaus. Dievo ugnis nužengė ir prarijo auką ir jinai daugiau niekada nenužengs. Jinai dega. Ir jinai nenužengs ant manęs. Man reikia būti ugnyje, kuri dega Kristuje, kuri nužengia ant jo aukos, ant jo prisikėlimo. Ir tada dažnai galvoju, kas tai yra per ugnis. Ugnis, kuri dega Jėzuje nukryžiuotame. Kažkokia jėga, kuri įkvepia gyventi tave dėl Dievo, kaip neįkvėptų jokios žinios, neįkvėptų jokios emocijos ir jokia stipri valia nepriverstų tavęs gyventi taip. Yra kryžiuje turinys. Kryžiaus forma ir kabantis Jėzus yra tai, ką mes įsivaizduojam, ką matom, bet turinys jį gali tik apreikšti šventoji dvasia. Koks yra turinys viso to? Kas slepiasi už Jėzaus, kuris miršta dėl tavęs? Slepiasi pats šaltinis visos jėgos, visos malonės. Kristaus motyvacija kabančio ant kryžiaus. Jis tai padarė dėl tavęs. Jisai tave pamilo, dėl to krito Dievo ugnis. Ir kada tu eini ir priemi šitą malonę, keistas dalykas įvyksta. Į tavo širdį ateina kita motyvacija. Gyventi dėl Jėzaus, kuris tave pamilo, kuris dega ir kuris pasakė, aš atėjau, kad ta ugnis nužengtų. Ir jinai nužengė ir jinai dega.
Ir Jėzus yra pasakęs Jono Evangelijoje 12 skyriui 32 eilutėje. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Yra pats antgamtiškiausias dalykas, kurio niekas negali paaiškinti. Kaip gali nukryžiuotas Jėzus traukti prie savęs? Ir jeigu mano šaltinis gyvenimo dėl Dievo yra mąstymas, yra žinios, yra emocijos, yra šou, yra darbai, aš turiu šansų pritraukti. Sukurti bažnyčią nėra sunku. Reikia paruošti nemažai lankstinukų, išdalinti juos, sukviesti, gerą salę. Jeigu dar šypsosies, bus nemokamai maisto. Ir jeigu pamokslininkas bus labai juokingas, yra šansų, kad ateis antras sykį. Ir žmogui pritraukti prie Dievo tokiais būdais įmanoma, kad visada žmogus, kuriam nesiseka, norės, kad sektųsi. Iš pasaulio, kuris neturi pinigų, bet jam žadami pinigai, jisai ateis. Bet kada tau duodama užduotis, ar tu gali pritraukti prie Jėzaus nukryžiuoto? Visiškai neišvaizdus dalykas. Paslėptas meilės motyvas. Tu nuleidi rankas ir pripažįsti, tą gali tik Dievas. Ir kada iš mūsų gyvenimų patraukiami emociniai ramščiai, patirtis, žinios, tu matai tada, kiek iš tikrųjų yra Dievo dvasios veikimo, kuri traukia ne prie tavęs, bet prie Jėzaus ir parašyta ir to nukryžiuoto. Tai tik gali būti antgamtinis Dievo dvasios veikimas, apreiškiant, kaip Dievas myli, apreiškiant Kristaus kryžiaus turinį. Forma, jinai yra daug tų formų bažnyčiose, simbolių, bet turinys tai yra gyvenimas motyvuotas meilės, kurią tu gavai, bet ne tu ją pagaminai. Ne mano pasiaukojimas priverčia Dievą veikti. Ne mano pasišventimas priverčia Dievą veikti. Senam testamente būdavo, sako, aukuras pašventina auką. Jeigu aš pasišvenčiu tarnavimui, aš niekada nepasikeisiu. Veikiausiai aš būsiu surūgęs, piktas, murmantis, kad man nepadeda. Bet jeigu aš pasišvenčiu asmeniui, kuris teikia tarnavimą, tada tu esi visiškai laisvas. Ar 15 000, ar viena močiutė, ar 2 medžiai. Bet tavo motyvas yra, tu atradai lobį. Dievas tau atleido. Dievas tave pamilo ir tik tai šitą meilę gali gaminti tokį patį produktą. Tai motyvacija, kuri reiškiasi, kurios šaltinis yra ugnis iš Dievo nužengianti ant Kristaus. Ir tu prisilietęs gauni tą pačią motyvaciją, kokią turi ir Jėzus. Ir aš atsimenu, visada kyla noras, degant ugnimi dėl Dievo, pritraukti kitus prie Dievo. Paprastai mano gyvenime visi šitie įvykiai baigėsi nesėkme. Visus, kuriuos traukiau, visi pabėgo. Bet blogesnis variantas, aš dar ir susipykau, kad jie neįtikėjo. Kol vieną kartą aš skaičiau angliškai Bibliją ir galvau, kaip pritraukti prie Jėzaus, kaip uždegti, kaip tą padaryti. Ir aš iki šiol atsimenu, taip angliški žodžiai nuskambėjo, sako Viešpats, aš tavęs prašau tik vieno dalyko, kad pritraukt prie manęs, tik vieno. Man toks buvo noras, jeigu vienas, tai yra vis lengviau. Kai pasakytų 9 punktai, tai sakytų, 5 įvykdai, tai vis tiek nieko negauni. O čia vienas. Jeigu nori pritraukti prie manęs, daryk tik vieną dalyką. Ir tas dalykas nieko. Tu suteiki šansą šventai dvasiai pritraukti prie Jėzaus. Įmanoma, jeigu aš traukiu pats,
veikiausiai man pasiseks ir aš pritrauksiu prie savęs, prie savo tarnavimo, prie kitų dalykų. Ir tada reiks labai prakaituoti, kad žmonės išlaikyti. Jie be galo yra dvasinis nuovargis išlaikyti žmonės, kuriuos tu pritrauki. Tai kainuoja milžiniškų pastangų. Bet jeigu traukia Jėzus, tu esi tik tarnas ir ne šeimininkas. Dėl to Viešpats, aš tikiu, nori, kad nuo kiekvieno nukristų svoris užsidegti pačiam dėl Dievo. Dievo dvasia, jinai sako, tu degi dėl Dievo. Tu tikrai turi ugnį iš Dievo. Jeigu tu priėmė Jėzų, jeigu tu supratai, dėl ko jisai tai padarė, ne dėl Afrikos, ne dėl tavo kaimynų, bet dėl tavęs, kad jis tau atleido tiek daug. Ir dabar suteikė laisvę gyventi dėl jo. Kad Paulius sako, mus valdo Kristaus meilė kokia. Jeigu vienas numirė, aš savo noro, nieko neverčiamas, suprasdamas šaltinį, pradedu gyventi dėl jo, iš tos motyvacijos, kuri yra ant Kristaus kryžiaus. Taigi iš tikrųjų ugnis iš Dievo tai yra labai gražus ir, tarkim, tas žodis galbūt paprastas, bet krikščioniškas gyvenimas, apie kurį rašo Paulius, Petras, apie tai, kad jie degė norų pasidalinti, kaip Jėzus gyveno. Jie ištisai pasakodavo, ką jie veikia su Jėzumi, ką jisai mokino. Ir juos uždegdavo tai gyventi kitaip. Dėl to ir pirmam laiške Petrui, 2 skyriui, 4 eilutėje, jis ir rašo, kad ne pačiam užsidegti, bet ženkite prie jo gyvojo akmens. Tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Tai yra ugnis degant Kristaus aukos. Sako, ženk, suprask, kas slypi toje aukoje, tau asmeniškai. Tavęs nebereiks niekada įtikinėti nieko. Niekada versti nereikės. Nes meilė gamina meilę. Supratimas aukos gamina teisingą atsaką. Šaltinis teisingas gamina teisingas pasiekmes. Ir tada nesvarbu, tu daug darai ar mažai darai. Esi emocingas ar ramus. Esi vienoks ar kitoks. Yra paslėpti dalykai, kurie ir sako, yra patys svarbiausi. Ir šita ugnis, jinai niekados neužges. Kunigų 6 skyriui 13 eilutėje yra parašyta ugnis ant aukuro, neužges niekados. Ta ugnis, jinai stipresnė už tavo klaidas, už tavo paklydimus, už nesupratimą, už blogą charakterį, kada tu jį pastebi, už nesėkmės, už viską yra stipresnė šita ugnis. Sako, iš Jėzaus akių, jos akys kaip liepsna, kuris sako, aš tave taip įsimylėjau, kad daugiau niekados tavęs nepleisiu, niekados tavęs nepliksiu. Ir kartais sunkiausiamis valandomis tu gali atsitiktinai atsiversti rašto vietą, aš su tavimi. Ir tu po šitų žodžių galėsi daryti tiek daug, kad atrodo, iš kur tu jėgų turi. Dėl to ugnis, jinai yra Dievo nuosavybė. Ir jinai dega ant vienintelės aukos. Aš negaliu jos pakeisti, kaip gražiai aš norėčiau gyventi, kaip gražiai aukotis, pasišvesti. Jinai niekada ant manęs nenužengs. Aš negalėsiu atkreipti Dievo dėmesį į save. Tik tai, nes jis kreipia dėmesį į sūnų. Ir mano tikslas būti vietoje, kur jau dega ugnis. Nes jos nuleidinėti iš dangaus jau nebereikia. Jinai yra Kristaus aukoje, jo meilėje. Dėl to krikščioniškas gyvenimas jis tampa maloniu. Jis tampa laisvu ir Jėzus sako, mano našta yra lengva.
Mano įsakymai nėra sunkus. Tai tikrai lengva. Jeigu aš turiu tikrą šaltinį, aš degsiu ugnimi iš Dievo, būdamas toje vietoje, kur jinai dega. Degti ugnimi dėl Dievo labai sunkus darbas. Yra taip sunku. Tiek daug nusivylimų, tiek daug vargo, tiek mažai laimės. Aš kažkada bandžiau degti kaip Paulius. Po įtikėjimo sudariau inventorizaciją, kaip sako, perskaitai, ką Paulius darė, susirašai ir bandai nuo rytdienos tą patį daryti. Tai po 2 dienų aš buvau dvasiškai apsivėmęs. Bažnyčia, tik ne bažnyčia. Dievo, palikit mane ramybėje. Aš pabandžiau dirbti ir degti dėl Dievo. Ir iš tikrųjų viešpatis pirmą sako, pažiūrėk į liepsną, kurią aš turiu ir būk joje. Tai tiek, nežinau ar trumpai ar netrumpai išėjo, bet padėkokim viešpačiui už jo ugnį, kuri dega jo aukoje. Tai yra centrinis įvykis.